Mėly kurso dalyviai, sveikinu Jūs prisijungus jau prie 5-osios temos, kuri vadinasi nacionalinio saugumo grėsmės. Ir turbūt sutiksite, jog ši tema šiandien yra nepaprastai svarbi. Tad kaip ir kiekvienos paskaitos pradžioje, visų pirma kviečiu Jūs pabandyti atsakyti savo 3 klausimus. Kaip manote, kas apskritai yra grėsmė nacionaliniam saugumui? Antrasis klausimas, kaip manote, ar šias grėsmes galima kažkaip surūšiuoti arba klasifikuoti? Ir trečiasis klausimas, kaip manote, kokios grėsmės yra pačios didžiausios Lietuvai? Taigi, jeigu pabandėte savo trumpai atsakyti šios klausimus, kaip visuomet, visų pirma, pereikime prie šios temos tikslo. Ir šios temos tikslas yra susipažinti su grėsmėmis nacionaliniam saugumui ir jų sąsaja su jums jau puikiai pažįstamais nacionalinio saugumo sektoriais. Tam, kad pasiektume šį tikslą, kaip visuomet, išsikeliame klausimus ir jų šį kartą yra 3. Pirmasis klausimas – nacionalinio saugumo grėsmių rūšis. Ir pačia bendriausia prasme, šias grėsmės galima suskirstyti į 2 rūšis – į vidinės ir išorinės grėsmės. Antrasis klausimas – grėsmės pagal nacionalinio saugumo sektorius, tiek pagal jums puikiai pažįstamus pagrindinius 5, tiek pagal atskirus arba papildomus 4. Ir trečiasis klausimas – grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui, kurias jūs analizuosite remdamėsi 2 nepaprastai svarbiais ir įdomiais dokumentais. Tai yra grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaita ir ilgalaikė strategija Lietuva 2050. Kuomet jau atsakysite į temos klausimus, kaip visuomet noriu Jums priminti, kas yra būtina. O Jūs tikriausiai puikiai žinote, jog būtina yra susipažinti su visa pateikta medžiaga ir kaip visuomet atlikti atitinkamą savitikros užduotį. Ir šį kartą ši užduotis yra numeris 5 – nacionalinio saugumo grėsmės. Taip pat noriu priminti, kas yra svarbu. O svarbu yra tai, jog jūs turite būti aktyvūs ir užduoti klausimus ir diskutuoti tiek su savo kolegomis, tiek su manimi dėstytoja bendroje diskusijų skiltyje, kuri vadinasi klausimai, atsakymai ir diskusijos. Kaip ir kiekvienos paskaitos pabaigoje, taip ir šios prašysiu jūsų atgalinio ryšio. Tai yra prašysiu jūsų atsakyti į šiuos klausimus. Ką naujo sužinojote? Kas buvo sudėtinga, o galbūt kažkas buvo per lengva šioje temoje. Kaip papildytumėte šią temą? Galbūt norėtumėte išskirti dar kažkokį grėsmių rūšį arba panagrinėti dar kažkokį tai svarbų dokumentą. Man labai įdomi jūsų nuomonė. Dėkoju už ją. Taigi, kviečiu Jūs į 5-ąją temą, kuri vadinasi nacionalinio saugumo grėsmės. Ir net nebejoju, jog susipažinę su šia tema Jūs gebėsite apibūdinti tiek vidinių, tiek išorinių grėsmių specifiką, gebėsite įvardinti pagrindinius šių grėsmių skirtumus, susijęti grėsmės su Jums jau puikiai pažįstamais nacionalinio saugumo sektoriais, tiek 5 pagrindiniais, tiek ir 4 papildomais arba atskirais. Taip pat gebėsite išanalizuoti Lietuvos nacionalinio saugumo grėsmės tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, remdamėsi mano jau anksčiau minėtais dokumentais. Linkiu Jums išties turiningo laiko ir įdomios paskaitos. Sėkmės!